Sveiki visi, prisijungę prie webinaro Grįžimas su vaikais emociniai aspektai. Per artimiausią valandą tikiuosi, kad galėsime padėti jums ne tik patiems pasiruošti grįžimui į Lietuvą, bet ir padaryti dar kitą labai svarbų žingsnį, paruošti tam grįžimui savo vaikus, palaikyti emociškai juos pirmaisiais mėnesiais, pasiruošti tam žingsniui ir apskritai vykstantiem dideliem pasikeitimam, kai keičiasi mokykla, darželis, draugai ir apskritai tiesiog visa aplinka. Šiam pokalbiui pakvietėme vaikų ir paauglių psichoterapeutę ir paramos vaikams centro įkūrėją ir vadovę Aušrą Kurienę. Labą dieną. Labas vakaras. Aušra teikia pagalbą vaikams turintiems elgesio ir emocinių problemų, taip pat konsultuoja tėvus, rengia mokymus ir skleidžia pozityvios tėvystės idėjas. Tikiu, kad tikrai išgirsime daug naudingos informacijos, kaip paruošti vaikus tam grįžimui. Ir taip pat čia yra Mantas Jaršovas, Renkuosi Lietuvą psichologas. Labą dieną. Kuris taip pat geriau padės tėvams pažinti savo vaikus, jų elgesį tokiu pokyčių laikotarpiu, o aš esu renginio moderatorė, LRT žurnalistė Karolina Panto. Kol laukiame jūsų dar prisijungiant, priminsiu keletą svarbių techninių dalykų ir tokių kitų detalių. Jeigu turite klausimų šią temą, tikrai galite juos parašyti po transliaciją, mes pasistengsime juos pamatyti, perskaityti ir juos sureaguoti. Taip pat, jeigu turite kitų klausimų dėl grįžimo į Lietuvą, netrukus ekrane pamatysite vinjetę su QR kodu, kurį nuskenavę jūs galėsite matyti visą informaciją, kur kreiptis, kur ieškoti daugiau žinių ir naujienų ir taip toliau. Na ir man tai taip pat klausimas pirmiausia jums apie šį webinarą, kodėl, kokiu tikslu jis yra surengtas, tiesiog papasakokite ir įveskite taip pat ir žiūrovus. Taip, tai Renkuosi Lietuvą yra Tarptautinės migracijos organizacijos ir Lietuvos Respublikos vyriausybės projektas. Ir projekto tikslas yra padėti žmonėm, kurie galvoja apie grįžimą, kurie grįžta į Lietuvą, teikti informaciją, teikti paslaugas. Psichologo paslauga yra viena iš tų paslaugų. Ir per paskutinius, šiais metais ypatingai pastebim, kad gana dažnai tėvai, kai planuoja grįžimą, jau planuoja žmonės grįžimą, klausia apie vaikus, kaip, kada apie tai pasakyti, kokių reakcijų gali būti, kaip tą padaryti, nežinau, geriausiu būdu. Tai tokio rūpesčio, tokių klausimų turim ir pagalvojom, kad būtų gerai tokį padaryti renginį, kur truputį apie tai galėtumėm kartu pakalbėti ir pagalvoti. Žinoma, mes kalbėsime su specialistais apie pagrindinius etapus, grįžimą, atvykimą ir apskritai kaip išgyventi tą pokytį. Tačiau dar kartą priminsiu, jeigu turite ir savo asmeninių klausimų, jeigu norite juos užduoti šio webinaro metu, galite tai padaryti visą artimiausią valandą, komentaruose rašykite ir mes pasistengsime į tai sureaguoti. Na ir kaip minėjau, tas pirmasis etapas, pats grįžimas, tikrai yra labai svarbus. Ponia Kurienė, gal nuo to ir pradėkime, kaip pranešti vaikams apie tokį priimtą sprendimą grįžti į Lietuvą. Na, turbūt, galbūt svarbiausias toks dalykas yra tam pranešime, tai toks gal pradėsiu nuo patarimo, kad tada, kai tėvai priima sprendimą, kai jie yra apsisprendę, kad jie tikrai nusprendė grįžti, pakeisti tikrai daug dalykų savo gyvenime, tai tada ir reikia pranešti vaikams. Kol yra svarstymų etapas, kol yra abejonių, kol galbūt yra kažkokių matavimusi, tai, žinoma, žiūrint kokio amžiaus vaikai, jeigu tai yra paaugliai, galbūt jie yra įtraukti į to sprendimo priėmimą. Bet jeigu mes kalbam apie tokius mažesnius vaikus, tai mažesni vaikai paprastai nelabai gali, jie neturi argumentų, jiems tas gali didinti nerimą. Tai aš sakyčiau, tada, kai tėvai nusprendžia, kad tas sprendimas yra priimtas, kad jie tikrai važiuos ir jie nusprendžia, kada jie važiuos, ar tai būtų vasara, ar ten rudenį mes ten kraustysimės, tai tada vaikui reikėtų pasakyti. Ir labai svarbu nepasakyti iš vakaro. Rytoj išvykstam gyventi į Lietuvą. Tai čia tikrai tokie siurprizai nedžiugina nei suaugusių, nei vaikų. Jie gali išsigąsti ir pasimesti. Lygiai taip pat savaitė ar ten mėnuo gali būti tikrai labai nedidelis laikas. Aš suprantu, kad gali būti toks spontaniškas kažkoks sprendimas. Jis yra priimtas dėl kažkokių tai priežasčių. Tai bendras principas, kai suaugę apsisprendė,
kai jie žino, ką jie darys, tai jie turi informuoti vaikus. Ir pasakyti tai tikrai labai paprastu būdu. Geriausiai, kai, nežinau, visa šeima susėda kartu, abu tėvai dalyvauja, tai jie tada žino, kokią informaciją pasakė. Vaikai turi turėti laiko tam pasakymui, tai nėra, kad, nežinau, prieš išvykstant į darželį, dar pamiršom tau pasakyti, kad tikrai nusprendėm su tėčiu kraustytis namo. Ar reikia kažkokios ypatingos aplinkos? Na, jūs sakėte paminėti paprastai, bet kada geriausia vis dėlto tai daryti? Sakyčiau, vienas kriterijų yra tam turėti laiko. Paskirti tam laiko, pasakyti, kad yra svarbus pokalbis, yra tokie svarbus sprendimai, mums visiems pasakyti, koks yra tas sprendimas ir tikrai būti kantriems ir sulaukti vaiko klausimų, galbūt kažkokių jausminių išraiškų. Kažkas gali labai apsidžiaugti, nes gal augo girdėdamas apie svajonių žemę, kaip ten tikrai žolė kitaip kvepia ir paukščiai kitaip gieda. Kažkas galbūt yra buvęs ir jam ten jau nepatiko ir jam atrodo ta žinia kažkokia siaubinga, labai gąsdinanti. Tai visos tos reakcijos yra labai svarbios tėvam išgirsti, pamatyti, išgirsti daugiau kažkokių vaiko ar abejonių, ar tikrai neskubėti paneigti ir neskubėti patvirtinti, kad taip, ten tikrai bus nuostabu, arba ne, tikrai tu nebijok, ten viskas bus gerai. Tiesiog duoti laiko ir savo, ir vaikams su ta mintim, ir tai neturi būti nieko tokio specialaus, ten nereikia tikrai nei torto tą progą galbūt nusipirkti, ar ten kažkokių žvakių užsidegti. Nebent labai lauktas sprendimas. Gal, tai tikrai nereikėtų su kažkokia švente, galbūt ten irgi, nežinau, tai tikrai nėra galbūt dovana gimtadienio proga. Tiesiog, taip kaip mes aptarėme įvairius dalykus, žmonės planuoja, nusprendžia, kur važiuos atostogauti, tai susėda ir aptarė ir pasako savo vaikams, net ir labai mažiem vaikams pasako, kur važiuosim ir ką darysim ir kažką mes žinom, kaip ten bus. Štai tam pokalbėje pirmam turbūt yra svarbu pasakyti, ką mes jau žinom, kur mes gyvensim, ar ten, nežinau, ar mama, tėtis turės darbą, ar ten bus kažkokių pažįstamų žmonių, ar jie gyvens tam pačiam mieste, kur ten kol seneliai gyveno. Gal vaikas ten atostogaudavo kaime ir jo vaizduotė yra, kad jis išvyks būtent į tą kaimą gyventi. Tai, kaip jau pasikartosiu, pasakyti tada, kada mes nusprendėm, pasakyti dalykus, kuriuos jau mes tikrai žinom, ir tikrai skirti laiko vaikui ir paskatinti jį, užduoti įvairiausius klausimus arba išreikšti įvairiausius jausmus. Tai neturėtų tėvų išgąsdinti bet kokios emocinės reakcijos. Kažkas gali apsiverkti galbūt, gali apsiverkti iš džiaugsmo, nes labai seniai laukia, o gali apsiverkti iš tokio tiesiog nerimo. Galbūt kažkokie paaugliai gali nežinoti, net kaip čia pasakyti, kas su jais įvyko tuo metu, kaip jie jaučiasi. Tai tokio skirti laiko, tokio ramaus pasikalbėjimo, sakyčiau. Tos neigiamos emocijos turbūt yra ir tos, kurių tėvai bijo labiausiai ir galbūt baiminasi ir uždėlsia pasakyti tokią informaciją. Kaip jas reaguoti geriausia? Ypač, kaip jūs minėjote, ir tai, kas staigiai pasirodo, ir tai, kas yra uždelsta emocija, kaip tai atpažinti? Na, kaip čia pasakyti, tėvai dažnai įdeda kokį nors turinį. Ar ne, štai vaikas, nežinau, čia intermedijos neatliksiu, bet sakykim, pasakė, ar ne, mes štai vasarą kraustysimės į Lietuvą ir rudenį tu jau eisi į lietuvišką mokyklą. Ir koks nors vaikas sako, o ne, nesąmonė. Tai nieko nereiškia. Ta prasme, mes dar nežinom, ar jisai supyko, ar jisai labai stipriai nustebo, ar jisai tikrai nusiminė, ar, nežinau, ar čia tiek netikėta tikrai ta žinia, kad jisai vienintelė jo kaip paauglio reakcija yra, o ne, tai gal čia tiesiog slenginis žodis, toksai populiarus, o ne apie viską, ir gerus, ir blogus dalykus. Tai neskubant pakeisti tos emocijos, kurios mes dar nesuprantam apie ką jinai yra, reikia paklausti, pasakyk daugiau, ką tu galvoji, pasakyk, kas tave taip nustebino, arba, nežinau, ar nori kažko paklausti, ar kaip ten yra. Bet jeigu vaikas sako, aš tikrai pykstu ant jūsų, ar ne, ir sakykim, kad tėvai to bijo, tai būtų labai svarbu tėvams kokiu, taip gana greitų būdų pažiūrėti tą situaciją iš tai savo vaiko akimis ir pasakyti, aš suprantu. Tikrai galbūt pikta, kad daug dalykų tavo gyvenime pasikeis, bet aš tikiu, kad bus ir daug dalykų gerų, kuriuos tas pokytis atneš, nes kodėl jie tą darytų. Tikrai nei vieni tėvai nesiruošia sugalvoti kažkokio pokyčio, kad vaiko gyvenimas pablogėtų.
Tai net jeigu vaikas išsigąsta ir sako, dabar aš ten nemokėsiu kalbos, aš ten neturėsiu draugų, tai irgi nereikia tuoj pat ten nuraminti, kad viskas bus gerai, ar ne, nes mes nežinom, kaip bus iš tikrųjų, ypač ten pirmais mėnesiais, bet pasakyti, tai gerai, kad tu sakai, tai mes, žinai, tikrai būsim šalia ir jeigu bus kažkokie rūpesčiai, tai tikrai juos spręsim drauge. Ir jeigu aš žinau, kad mano vaikas turi patirtį susidraugauti, jis turi draugų, tai aš tikrai galiu pasakyti, žiūrėk, nu, turi patirtį, ar ne, tu visada turėjai draugų, kodėl čia galėtų būti dabar, kad Lietuvoje tu jų nerasi. Tai tas pokalbis yra toksai bandantis suprasti, apie ką yra vaiko, nu štai, sakykime, neigiami jausmai. Ir padedant su jais išbūti, juos nepakeičia toj pat gerais jausmais. Nu gerai, nesinervuok, einam, nežinau, pažaisim žaidimą, ten kokį nors. Nereikia, ta prasme, man atrodo, tėvai gali išbūti su vaiko, kad ir kartais tokiais išoriškai žiūrint labai sunkiais jausmais. Bet tai ir yra tėvų tokia misija padėti su tais jausmais išbūti, o ne tik tai, negalim sukurti tokio pasaulio be liūdesio, be pykčio ar ten be kažkokio nusiminimo ar nusivylimų. Norėtumėm, bet neįmanoma. Bet įmanoma vaikams su tais jausmais išbūti. Ir jie tikrai išeis iš tos situacijos ūgtelėję ir supratę, kad tikrai tėvai yra šalia, jie mato, jie girdi, galima su jais dalintis kažkokiais dalykais. Tai bendrom jėgom, man atrodo, toks bendrystės, man atrodo, akcentavimas yra labai svarbus tokia didelė permaina planuojant. Pone Jeršovai, turbūt čia yra idealus variantas, jeigu tėvai galėtų taip sureaguoti ir išgyventi su tais jausmais, bet visai būna visokių reakcijų. Jeigu ta reakcija yra tokia, kad staiga nebesi užtikrintas dėl savo sprendimo kraustytis ir galvoji iš tikrųjų, o ne, gal reikėtų nedaryti, jeigu vaikas reaguoja labai jautriai. Kaip tėvams irgi reaguoti į tai? Čia iš tikrųjų paantrinu Aušrai, kad tol, kol tas sprendimas yra tokioje abejoniai, tai tikrai neįtraukti, neįklausti, nes tikrai vaikas turės kažkokią reakciją ir tada liktai tu atsakomybę perkeliant vaiko. Užtikrintumas svarbu. Taip, užtikrintumas ir tu tą turi pasakyti gana užtikrintai, kad nuskambėtų taip, kad mūsų šeima, mes kartu bendrai nusprendėm. Ir gal su kuo aš susiduriu, tai su tokia tėvų kalte, taip vadinama, tokia baime, kad jeigu mes padarysim sprendimą, nežinau, ir ypatingai, jeigu vaikas sako, aš nenoriu, nežinau, o ne, kad gal aš kažkaip jo gyvenimą, tiesiog sugadinsiu. Tai tą tokią kaltę kartais tėvai labai jaučia ir kažkaip labai ir pradeda tada abejoti ir pasimeta iš tikrųjų. Tai svarbu tą atsiminti, kad tikrai jie, ypatingai tie, kurie kreipiasi, kurie klausia, tai jie galvoja apie tuos vaikus. Ta šeima persikelia todėl, kad, nežinau, nusprendė, kad bus arčiau seneliai, kad bus ežeras arčiau, nežinau, kad vaikai turės galimybių ten, nežinau, savo kalbą, draugus pasiekti. Tai kažkaip tą tokį nepamiršti, kodėl mes tą nusprendėm. Ir tą kaltę, kažkaip su jie pabandyti, atlaikyti irgi tą kaltę, nes jinai gali taip išmušti tokį pagrindą, tikrai tu pradedi abejoti, tada nebežinai, ko čia klausyti, nes tam vaikui paskui jis pasakys, o taip, ir kaip tada daryti. Tai įvairaus amžiaus vaikai grįžta su šeimomis į Lietuvą, ponia Kurienė, galbūt yra žinomas tas idealus amžius, kada geriausia priimti tokį sprendimą, jeigu toks yra? Nemanau, kad yra idealus amžius. Manau, kad visi vaikai, kokio amžiaus jie bebūtų, jie sureaguos į pokytį. Yra galbūt amžiaus skirtumai, kaip vaikai gali reaguoti, kaip reaguoja mažesni vaikai ir kaip reaguoja didesni vaikai, ir galbūt tėvams yra svarbu žinoti, kiek tas pokytis, bet gal čia jau labiau grįžus, o galbūt per tą laiką pasirengimo, kiek pasikeitė vaiko elgesys ar kiek pasikeitė jo apskritai tokia emocinė būsena, kad galėtų būti tokie atidesni ir budresni, ar jau tas pokytis, kuris vyksta, emocinis pokytis, yra toks rimtesnis, negu vaikas pats pajėgus jį įveikti, arba tik šeima pajėgi jį įveikti, ar jau reikia susirūpinti, bet kad pokytis bus, kokio amžiaus vaikus mes begalvotumėm, tai jis tikrai bus, bet jis tikrai, sakyčiau, tikrai absoliučia didžiąja dalim tikrai bus
tokiam laiko bėgyje tikrai bus pozityvus, jeigu šeima įveiks kažkokią krizę. Mes galim galvoti apie tai kaip apie krizę, kuri nėra sukelta kažkokių tai galbūt ten stichijų ar kažkokios tai, nežinau, ten stygiaus kažkokių dalykų, bet koks sprendimas, bet koks didelis pokytis yra, krizė, kurią šeima turi įveikti. Tai, nežinau, susipakuoti, atvažiuoti, įsikurti, pradėti, ten, nežinau, kažkokios tai naujus dalykus visiems. Tai yra ir dar turbūt čia yra, čia pasakyti, čia aš kaip vaikų dabar psichologiją atstovauju, bet lygiai taip pat yra labai svarbu patiems tėvams tą savo būseną, va štai vieną jausmą minimantas, ar ne tas kalties išgyvenimas, bet tėvai irgi susidurs su daug sunkumų, buitinių dalykų įvairiausių, psichologinių dalykų įvairiausių ir lygiai kaip jiems svarbu rūpintis vaikų būseną ir matyti tas emocijas, tai čia nemažiau svarbu, o kartais labiau svarbu tikrai patiems tėvams rūpinti savo emocinę būseną, kad jie galėtų atlaikyti įvairias vaikų reakcijas, kad jie galėtų būti prieinami, štai kantrus ir prieinami vaikams. Tai kartais tėvai tikrai kažkuria prasme pamiršta save ir sako, paskui aš savim pasirūpinsiu, bet dabar man svarbiausia vaikai. Tai ne, yra labai svarbu, kad mama ir tėtis būtų tikrai kažkokios pakankamo tokios psichologinės pusiausvyros, kad jie galėtų ir vaikams rodyti tą pavyzdį ir būtų prieinami vaikams įvairiausiais klausimais kalbėtis ir veikti. Pone Jarašovai, kaip tai daryti vėlgi atsikratant kalties jausmo, kad negi aš dabar savo skirsiu laiko, bet neskirsiu vaikui? Tai čia tiesiog tas priminimas jo kaip ir lėktuve, kad tu tą dedi pirmą savo, nors atrodo pirmą reikia vaikui dėti ir visiems kitiem, o jau aš ten kaip, nes jeigu aš neturėsiu to oro, tai čia irgi panašiai kažkaip neužmiršti kažkaip savęs, žinoti, kad ta tėvystė, tai jėgos reikia jo, kažkaip, kad aš jos turėčiau tai pasirūpinti. Tai viena iš tų galimybių, kaip tik mūsų projekte ir yra, galimybė tėvam tuo persikėlimo metu, kai, nežinau, kažkaip gal simboliškai, kaip inkaras, jo laivą, dingsta inkaras, dingsta tokie dalykai, nežinau, tavo darbas, tavo kažkokie ten būreliai, tu atvažiuoji, dar viskas taip plaukioja ir tu pats taip plaukioji. Tai, gal tuo metu tas inkaras gali būti, nežinau, gali būti kažkokie artimieji, jeigu galima, gali būti psichologas tuo metu, kažkokį turėti kiekvieną savaitę, nežinau, ten 3 mėnesius, tokį laiką, kur čia yra mano laikas, kur aš turiu kažką stabilaus. Tai tą savo priminti ir pastebėjus, kad nebelaiko nervai, kad tai čia galima tada kryptis tos, truputį turėti ką atsiremti. Svarbu tuo metu, kai banguoja ir nėra to inkaro. Mes daug kalbam apie tai, kad nėra baisu ir nieko blogo kreiptis į psichologą. Ta stigma jau panašu, kad tikrai bent jau pastarosius 4 metus ji keičiasi, bet šiuo klausimu, šiais atvejais, kai grįžta šeima į Lietuvą, kiek jūs pastebite ir kiek jūs matote, kad šeimos tikrai nevengia kreiptis į psichologus? Žinokit, tikrai tų paklausimų dėl vaikų, pokalbių dėl vaikų tikrai daugėja, tai tikrai žmonės galvoja apie vaikus, nebijo, gal nedrąsiau yra iš tikrųjų kreiptis dėl vaiko, nors atrodo kitą kartą, kad dėl savo kažkokių dalykų, tai tikrai žmonės dėl vaiko pasiklausti kreipiasi. Čia gal tik svarbu, gal irgi pasakyti, kad tas psichologas jis irgi taip labai konkrečiai bendrus tokius dalykus, tai mes žinom jo, pagal tarpsnį, kaip sakyti, kaip pristatyti, bet šiaip geriausiai savo vaiką vis tiek pažįsta tėvai. Tai ką mes galim kartu daryti, tai kartu galvoti apie tą vaiką, kartu kažkaip pabandyti įsivaizduoti, o ką jis jaučia, kad tų tokių atsakymų, kur būtų galima surašyti ir jūs taip sakykit, o tada taip, jų nėra. Ir toj realioje situacijoje tai kitaip būna, atrodo, čia pasiskaitai, čia reikia taip reaguoti, o vaikas paima ir kažką pasako, kur sugriūna tas tavo dalykas. Iš tikrųjų, čia girdime ir daug patarimų ir apskritai tokių bendros situacijos aptarimų, bet jeigu jūs planuojate grįžti į Lietuvą su vaikais ir turite savo klausimų, dar kartą priminsiu, kad galite juos atsiųsti mums, rašyti juos komentaruose šio vaizdo įrašo metu ir mes tikrai pasistengsime į juos sureaguoti kartu su ekspertais. Tas grįžimo etapas
yra sunkus, bet dar ko gero sudėtingesnis yra pats atvykimas į nežinę, pasiruošimas tam visam, ko nežinai, kas laukia, nepaisant to, kad nori to stabilumo. Pone Kurienė, kaip vaikui irgi susitaikyti su ta nežinė ir ją išgyventi? Na, aš tai, kai galvoju apie, štai tokią pokytį, ar ne, palikti kažkokius dalykus ir kažkokius dalykus naujus įgyti, tai man ir norisi taip galvoti ir kažkuria prasme ir tėvams atkreipti dėmesį, kad yra dalykai, kuriuos vaikas palieka išvykdamas. Jis palieka draugus, jis palieka, nežinau, mokyklą ar ten kokią nors darželį, jisai palieka galbūt būrelius, jis palieka savo lovą, jis palieka įprastą kažkokią parduotuvėlę, kurioje jisai ten gal mėgo ten kažką, tai prasme jisai daug dalykų palieka. Ir kai mes prarandam dalykus ir paliekam, tai neišvengiamai, tai yra liūdesio tokia dalis. Yra liūdesys, yra ilgesys, yra kai tu atvažiuoji į kitą vietą, tu lygini, o ten buvo taip, o ten buvo anaip ir nebūtinai objektyviai. Tai, ką tu randi, yra blogiau, ar ten objektyviai yra geriau, bet tas ilgesys kažkokio įprasto buvimo, įprastų dalykų, o ten ypač draugų kažkokių, ar įprastų patirčių, ar darželio auklėtojos, ar mokytojos, tai yra viena iš tokių, aš sakyčiau, neišvengiamų dalių pokyčio, praradimo dalis. Ir čia tikrai yra svarbu tėvams ir to nepamiršti, kad yra praradimas ir padėti, galbūt štai išvykstant, padėti vaikui kažkaip išsaugoti kažkokius dalykus. Kartais atrodo, kad dabar mes esam tokiam skaitmeniniam pasaulyje ir visas pasaulis tiesiog prieinamas, susisieksite, nežinau, Zoom'u ar ten bet kuo ir ten beveik kaip neišvykęs, bet tai tikrai nėra tiesa. Tai kartais vaikam reikia padėti ir adresus galbūt kažkokius susirinkti ir kažkokiam gal ten mikrodovanėlėm apsikeisti, ar kažkokiam draugystės apyrankėm pagaminti, ar kažkokias fotografijas pasidaryti, kurias tu paskui namuose galėsi pasikabinti ir turėti ir naujiem draugam parodyti iš to savo gyvenimo. Tai čia irgi, aš sakyčiau, yra tėvų tokio pasirūpinimo, kad tas gyvenimas, kuris jau buvo, išliktų. Ir net jeigu tėvam atrodė, kad ten viskas buvo blogai dabar ir dėl to, galbūt ten mes išvykstam į tikrai geresnį gyvenimą, nes daug dalykų netenkino, tai vis tiek yra svarbu, turbūt vaiko paklaus, ką tu norėtum iš čia pasiimti. Ir gal jisai pasakys, nežinau, viską. Gerai, tai visko negalim, bet galim galvoti, ar ten, tikrai, ar akimis tų vaizdų prisirinkti, ar kažkokių tam paskutinių patirčių, kažkokių tai nueiti ten, nežinau, kažkokias vietas, ar ten atrakcionus, ar kas tai bebūtų. Tai man atrodo, ką labai svarbaus Mantas pasakė, kad tikrai kiekvienas mama ir tėtis individualiai pažįsta savo vaiką ir žino. Dabar atvažiavus, ar ne, yra ta kita dalis atradimo ir naujų dalykų priėmimo. Ir čia lygiai taip pat mes nežinom, bet galima atlikti kažkokius namų darbus, ką nors sužinoti. Ką nors sužinoti, pavyzdžiui, konkretaus apie mokyklą. Jeigu, sakykime, vaikas buvo mokykloje ten kažkokioje tai užsienio šalyje ir jis atvyksta į mokyklą Lietuvoje, tai gali būti, kad tos sistemos labai skiriasi. Skiriasi vertinimo sistema, skiriasi pamokų trukmė, skiriasi daugybė dalykų, ne tik kalba skiriasi, ne tik vadovėliai, bet tiesiog mokyklos tvarka skiriasi, kaip atrodo pertraukos, kaip atrodo ten. Tai kažkokius tokius kartais mes nepagalvojam, atrodo, čia yra elementaru, bet tikrai galima pasidomėti ir su vaiku aptarti. Pavyzdžiui, aptarti su būsimais mokytojais, jeigu tai yra pradinukas, tai susitikti ar susirašyti, ar ten štai tuo virtualiu būdu susitikti su būsima mokytoja ir sužinoti daugiau kažkokių konkretybių, ką ten vaikas nuėjęs į tą klasę ras ir ko jisai lyginant su savo dabartinė klase neras. Tai tokie bent jau menki žinojimai padeda vaikui atėjus, pavyzdžiui, tą pačią naują klasę, jau kažką atpažinti. O taip, ten mama sakė, kad tai bus, o jo, šito nėra ir tikrai nėra. Kartais vaikam reikia pagalbos susirasti draugų, ypač jeigu jie grįžta, sakykime, mokyklai kažkokią tai, 3 klasę, 7 klasę, kur jau yra nusistovėjusios draugystės, kur yra nusistovėjusios kažkokios grupės ir veiklos. Tai ir
nebūtinai tėvai yra vieninteliai žmonės, kurie padeda, bet vėlgi galima paprašyti mokytojų, auklėtojos, kad galbūt įvestų, kažką pasakytų apie vaiką, o kažko galbūt nesakytų, kažkokių tai dalykų, kas labiau patiktų, nes mokytojas, sakykime, žino jo būsimus klasiokus, ar ne? Ir gali padėti įeiti į kažkokias jau susiformavusias vaikų grupės ar jų interesų kažkokius klubelius ir panašius dalykus. Čia yra iš tikrųjų įdomu, ar, turbūt vaikas, jau kalbam apie šiek tiek paaugusį, kiek jisai pats galbūt baiminasi įėjimo į naują aplinką ir kiek jis nori būti pristatytas ir žinomas, kad štai atėjo į klasę naujas vaikas ir kiek visgi jisai nori to truputėlį paslaptingesnį įsiliejimą. Yra labai geras būdas paklausti vaiko. Ir paprastai jie žino, ar jis nori, kad ką nors apie jį pasakytų, ar jis nori, kad mama ir tėtis palydėtų, ar jis nori eiti vienas štai drąsiai, ar jis jau susirado draugą per vasarą ir su juo kartu įžengs. Tai tikrai galima paklausti vaiko, bet taip pat net mes savo to žinojimo ir ekspertizės. Ir tikrai čia nėra pirma situacija, kur vaikas eina į naują situaciją. Jau mes jį vedėm pas gydytojus, į spektaklį, pas kažkokius naujus draugus, jau mes žinom, kaip jisai reaguoja. Tai tas žinojimas galioja, jisai jo galima pasiremti, bet tikrai net labai mažų vaikų yra svarbu paklausti, net į darželį einant 3 metai, ar ne, gali paklausti, ar tu nori, kad aš tave palydėčiau į grupę ten, ar tu nori, jau ten su auklėtoju eiti į grupę. Ir jeigu jis pasakys, aš noriu eiti vienas, nereikia sakyti, o tai tu nebijosi. Tai pasakyti, tai šaunuolis, tai tikrai jau auklėtoja tavęs laukia ir tada, jeigu jis jau priėjęs, pasakys, man baisu, taip sakai, tai gerai, tai nereikia sakyti, togi sakei vienas, tai gerai, tai palydėsiu šiandien tave į grupę. Tai labai svarbu girdėti ir visiems mums padeda nežinia įveikti, kai ką nors mes galim nors šiek tiek kontroliuoti. Nors šiek tiek kažką mes suprantam, atpažįstam, kažką valdom, kažkas nuo mūsų priklauso. Tai tada nežinia pasidaro truputį labiau tokia žinia, labiau tokia suvokiama, ne tokia gąsdinanti galbūt. Pone Jeršovai, taip. Dar pridedant, irgi svarbu, kai čia viskas kinta, tikrai tam vaikui pasakyti, mokykla yra mokykla, labai panašiai, gal kažkas ir skirsis, bet irgi bus pamokos, bus pertraukos, nes kartais irgi sako, kažkaip labai bijo, kad ar ten gali būti visai kitaip, nežinau, kas ten bus. Darželis labai panašiai yra, kad jūs eisit, ten tiek būsit, aš tada pasiimsiu. Tai ką Aušra sako, kiek įmanoma pasiaiškinti, kiek įmanoma pabandyti, pakalbinti, nežinau, čia tokia patirtis buvo, vadinasi, kalbėjusi su mokykla ir kažkaip, mokytoja taip sureagavo, lyg tai ne taip, kaip mamai norėjusi. Ir jinai sako, bet gal ir gerai, nes mes kažkaip, mes tada kitos bandom ieškotis mokyklos, kažkaip pasiaiškinti, kokios ten tos sąlygos. Nes jeigu, nežinau, nėra galimybių ten priimti vaiko, kuris kalba anglų kalbą, nes ta mokytoja sako, pas mane jau ten 30 vaikų, gal tada galima pasižiūrėti, gal kažkur yra mažiau vaikų. Ir kiek įmanoma konkrečiau, ar turės kambarį, ar turės savo lovą, ar dalinsi su sese, kur jie gyvens, ar pirmus 2 mėnesius pas senelius, o paskui nuomuosis, ar bus arti ežeras. Tai tie tokie dalykai, jie suteikia konkretumą ir tokias baises kažkokias fantazijas gali tau nuimti. Tai tokius dalykus, ką žinom, tai duoti, tada jau yra drąsiau tyrinėti, nes kažkas, tu supranti, kad yra taip, kaip tau sakė. Patys tėvai, jeigu išgyvena įvairias emocijas, turbūt pasiruošimas prieš atvykimą gali vienas emocijas kelti, jau atvykus gali įvairios kitos emocijos užplūsti. Kaip jiems tvarkyti su tuo, kaip ir minėjot, nepamiršti savęs ir nepamiršti vaikų? Tai kaip čia prisiminti, dėl ko priėmė tą sprendimą grįžti. Kažkaip vis, kai būna sunku, o tikrai būna, tikrai bus ir kažkaip ne taip, ir nuliūs, ir supyks, ir reakcijų vairių bus. Dėl ko mes grįžom? Sau tą kažkaip pasakyti, kažkaip pasakyti sau, kad tai yra laikina, pirmi, sakyčiau, iki 6 mėnesių tokie, tai kad tas praeis. Jeigu reikia pagalbos, paieškoti pagalbos, nežinau, yra ir kažkokios draugystės likusios, artimieji. Ką čia dar? Nebijoti kalbėtis, nebijoti kreiptis. Kaip suprantu, čia yra turbūt visą šitą pokalbį lydintys tokie
pagrindiniai aspektai. Jo, ir savo šeimoje, nu kažkaip, vat, nežinau, su kitais žmonėm, kurie grįžo, vat, kartais irgi būna labai gerai, vat, bendruomenė kažką vis tiek pažįsta, kurie grįžo, tai nu kažkaip ir užmėgsti tą kontaktą, o kaip čia jūs atlaikė tuos pirmus mėnesius, nu, vat, nes tie pirmi mėnesiai, nu, taip, čia reikia palaikyti. Štai, jeigu dar galėčiau čia papildyti, tai man atrodo vienas svarbus dalykas, va štai mes vis kalbam apie pokytį, bet yra kažkokie stabilūs dalykai, kurie gali persikelti, kurie, sakykime, buvo ir kurie, nu, būtų labai svarbu juos išsaugoti ir jeigu tokių nebuvo, nu, sakykime, ten kažkokia tai vakarienė, bendra vakarienė, tai net ir kažkokiam, nu, tokiam labai tokiam pokyčių laike būtų svarbu išsaugoti. Ar ten kokią nors, nežinau, pasaką prieš miegą vaikams, ar kažkokie kiti, nu, tokie, kur šeima turėjo įprastus tokius ritualus, ar ritmus, ar kažkokius tai susitikimus. Taip pat, štai ir ruošiantis išvykimui ir atvykus, jeigu nėra tokio įpročio, tai jis tikrai gali būti pradėtas formuoti, kur, nu, tikrai visi susėda ir tiesiog, nu, pasipasakoja, kaip tą dieną išgyveno. Gali būti kažkokie konkretūs įvykiai, ar gali būti kažkokie jausmai, ar kaip tie jausmai pasikeitė per dieną. Tai jeigu šeimoje yra vaikų, tai jie mokosi kažkokiu būdu, bet ir taip pat jie turi tada irgi vietą, kur jie gali su savo išstoti menkesniais ar didesniais rūpešiais. Bet ir tas padeda suaugusiems žmonėms tokie kaip atraminiai stulpai, kurie nepaisant pokyčio nepasikeitė. Mes vis dar esam pora, mes vis dar turim laiką kartu kažkokį ar pasikalbėti, ar ten pasivaikščioti, išeiti tokio ir vienas kitam atrama ir tokie, per tokį kūrimą kažkokių stabilių, pastovių dalykų, tai jeigu tą vandenyno metaforą naudot, nu, tai truputį nurimsta, ar ne, atsiranda tokios truputį ramybės, tu žinai, kad kažkokie dalykai veikia ir jie yra stabilūs tavo gyvenime, niekas nepasikeitė tokio, vat, totaliai 360, kaip tu staiga nieko nebeturi. Tai tas padeda nurimti visiems. Taip, ponia Kurienė, iš tikrųjų norisi tos ramybės ir sugrįžti prie tų dalykų, kurie yra svarbus, dėl ko buvo priimtas sprendimas, bet jeigu vis dėlto, na, blogiausias scenarius nuolat į galvą lenda, nepavyksta susikalbėti su vaiku, nepavyksta netgi tarpusavyje tos ramybės atrasti, nuo ko pirmiausia pradėti? Na, jeigu tie kažkokie rūpesčiai arba tos emocinės būsenos tikrai jau trikdo tokį kasdieninį funkcionavimą. Sakykime, suaugę žmonės, nežinau, ten neįsimiega, nežinau, jiems ten sutrinka apetitas, ar jie darosi nedarbingi, ar jie atranda save, nu, ten tikrai labiau pakeltais balsais kalbantis, ar dažniau verkiantis, tai tokia emocinė būsena tikrai rodo, kad kažkokių asmeninių, psichinių pajėgumų nebeužtenka tvarkytis. Tai aš čia tik tai galiu paantrinti Mantui ir pasakyti, kad tada reikia ieškoti išorinės pagalbos. Ar reikia pagalbos fizinės namuose susitvarkyti ir čia gal gali artimieji kažkokie pagelbėti, ar bendruomenės, kuri kažkokia savitarpio paramos grupė, arba štai psichologo konsultacijos ilgesnės ar trumpesnės. Tai, nes kriterijus turbūt yra, kai tikrai tas funkcionavimas pasidaro nieko nebedžiuginantis ir poilsis nebeateina. Dabar jeigu mes kalbam apie vaikus, kas čia gali, ką mes galime matyti, tai jeigu mes kalbam apie mažus vaikus iki mokyklinukus, tai vienas, štai tokių, nežinau, emocinio gyvenimo rodiklių galbūt yra vaiko žaidimas. Jeigu, sakykime, vaikas ten žaisdavo pats, jo žaidimai, ten buvo kažkokie, tai nežinau, jis žaidė kažkokius vaidmenų žaidimus, ar jisai ten piešė ir tie piešiniai buvo vienokio turinio, tai, sakykime, jeigu vaikas išgyvena kažkokį didelį emocinį sunkumą, tai didelė tikimybė, kad jo žaidimo turinys keisis ir tas turinys gali būti, ar tai labiau agresyvus, ar tai kažkoks liūdnas, ar labiau destruktyvus ir tas užsitęsia. Kad jis gali pasikeisti tam tokiam naujovių periode, tai čia labai didelė tikimybė visų, bet per kažkiek tai laiko vaikas grįžta į tokį normalų funkcionavimą. Jeigu jis darosi vis labiau destruktyvesnis šalia to, štai neramiai miega, jį ten kankina kokie nors košmarai, arba jis yra labai sumažėjęs, štai mes turim 6-metį, kuris taiga elgėsi kaip 3-metis ir pusę metų jisai niekaip negrįžta į 6-mečio kažkokį funkcionavimą, yra visiškai sumažėjęs, koks pradinukas, taiga tikrai labai
verksmingas, akivaizdžiai liūdnas. Tai čia rodo, kad tikrai to pokyčio vaikui pačiam, jo psichikai susitvarkyti yra per daug. Jam reikia štai pagalbos ir galbūt tėvų vien tik tai kažkokios ten paramos ar ten gero santykio neužtenka, gal jam reikia irgi ar ten specialistų ar kažkokių dar papildomų dalykų. Kalbant apie paauglius, tai jų tokia gana tipiška reakcija, kai jiems yra tikrai sunku, tai paaugliui parodyti, kad jam sunku yra sunku. Tai todėl mes dažniausiai matom tokį spygliuotą žmogų. Jisai gali būti tikrai koks nors nemandagus, nemalonus, užsidaręs, arba į save sulindęs, arba toks labai piktai nuo kitų atsiribojantis. Tai čia būtų svarbu neapkaltinti jo dėl tos būsenos ir nesakyti, žiūrėk, visiems sunku, dar čia tu dabar maždaug čia bjauriai elgiesi. Tai labai svarbu po tais spygliais, po tuo visų tokiu kartais išoriniu aršumu arba tokiu lindimu į olą, kur sulindo visas į savo telefoną ir niekur nedalyvauja. Tai tikrai pamatyti tą viduj, kas darosi. Gal ten yra tikrai labai daug nerimo, jam nesiseka. Gal yra labai daug štai to ilgesio ir liūdesio, kad jam nebeatrašo draugai, kurie žadėjo ten jam atrašyti. Tai jeigu to tokio nesusikalbėjimo yra daugiau, tai aš sakyčiau, kad tikrai reikia tikrai ieškoti pagalbos, išorinės pagalbos. Ir čia būtų svarbu turbūt ne tik, kad nepaskęst kaltėse, kad atsivežėm vaikus, sugadinom vaikam gyvenimą, bet ir taip pat kažkaip nepasiduoti ir suprasti, kad čia yra laikinas dalykas. Visos krizės tikrai nėra to kažkokio blogo, kas neišeitų į gerą, ar ne, kas kažkaip tai įsisprendžia tie dalykai, jeigu mes kaip šeima, kaip suaugę žmonės vis tiek turim atrasti naujus kažkokius įveikos būdus. Mes gal niekada nebuvom tokioj situacijoj. Štai žmonija parodė, ar ne? Mes visi patekom į pandemiją, kurioje niekada nebuvom ir iš ten išėjom, išsinešėm daugybę naujų dalykų. Štai, nuotolinius webinarus, ar ne? Ta prasme, mes įgyjom kažkokius kaip bendruomenė labai daug, nepaisant viso siaubo, kurį išgyvenom, netekčių, kurias turėjom. Mes išėjom su daug labai naujų gerų dalykų, kurie liks, nors pandemijos nebeliks, ar šitos galbūt nebėra tokio mastelio. Ir visi kiti tie dalykai. Ir man atrodo, išsaugot viltį kartais neužtenka savo paties energijos. Tai čia gali padėti aplinka. Ir jeigu aplinkos tokios nėra palaikančios, tai specialistai tikrai gali padėti. Ir kažkaip gal irgi prisiminti, kaip Aušra sakė, o kaip, nes tų krizių per gyvenimą tikrai sprendėm visi. Kaip aš sprendžiau praeitą krizę, kaip tada man padėjo, kas ten, ir kartais kažkokie maži dalykai, nežinau, kažkam sako, man mantra padeda. Jau kai mane vaikai visiškai, aš turiu tokią mantrą ir ją savo pakartoju. Ir kažkaip tas padeda. Tai tokių dalykų savo, kas mane truputį paramina, kas mane, kaip čia, nuo tos, kaip elektrą pritraukia, jo kartais, nežinau, tiesiog sujungia, kad truputį atsijungti ir galėt pamatyti truputį per atstumą tikrai, kodėl taip reaguoja, kaip įdomu, kad šitaip reaguoja, kaip čia tas vaikas gali, ką jis čia gali mąstyti, ir patiem pafantazuoti apie savo vaiką. Pone Jeršovai, kaip ir patiem partneriam arba žmogui, kuris padeda iš aplinkos, nekaltinti vienas kito, nesusipykti tarpusavyje dėl tos galimai išgyvenamos krizės, ką irgi reikėtų prisiminti. Jūs, aš kaip suprantu, paminėjote tą mantrą arba kažkokį tai bendrą sutarimą, kuris svarbus, bet kokie dar patarimai? Kad vienas kito nekaltinti? Nekaltinti ir nepaskesti kaltėse, išlipti iš to. Jo, tai gal, nežinau, čia irgi kažkaip matyti pokalbis, kad klausyk, kai jau aš ten truputį skęstu ir tau rodau, nežinau, kažkokį tai tokį ženklą, klausyk, tu tada biški taip truktelk mane, taip, nežinau, o aš tave, kai tau tai bus, nežinau, vienas kitą, galgi mes neskęsim kartu, nežinau, tai tokia kažkokia pirma mintis ateina. Kartais iš tikrųjų turbūt ir tokia pasyvi agresija pasireiškia, kai nenori nei kaltinti, nei kalbėti, galvoju, kad viskas praeis, tokios mažytės detalės. Kaipgi su jom? Galvoju, kad štai žmonės, kurie galvoja grįžti, tai jie tikrai yra ekspertai, jie jau vieną kartą atliko šitą, jie jau vieną kartą išvažiavo.
ir jie jau vieną kartą išgyveno praradimą ir kažkokį tenai įsikūrimą ir atradimą, gal tuo metu buvo be vaikų, bet aš manau, kad kiekvienas turi patirties, kaip buvo blogai, kaip pasidarė gerai, kaip vėl buvo visaip ir kaip mes išbridom ir kaip mes įsikūrėm. Ir man atrodo, ta stiprybė leidžia jiems ir priimti sprendimą. Ta prasme, tą sprendimą, man atrodo, priima žmonės, kurie turi tos patirties, kad jie gali įveikti situacijas. Ir čia yra labai svarbu ir kartais tikrai, kam mantra, o kam ant sienos susirašyti padeda ten, aš jau ten buvau, aš nežinau, aš išlipau ir aš galiu, aš įveikiu krizės, kažkokie dalykai, kurie mums jau padėjo. Tai tas kažkoks tai susivokimas ir savo paties kažkoks tai tikrai kilstelėjimas, man atrodo, kartais padeda, tiesiog grįžti, ar ten susijęs ir pasakyti, atsimeni, kaip mes ten verkėm, atsisėdę, nežinau, ten kur nors, neturėjo darbo ir nežinom net kur gyvensim, atsimeni ir atsimena, žmonės atsimena tuos dalykus. Gali atsiminti, nes jie baigėsi gerai, nes jie dabar ten tikrai nesėdi ir neverkia. Jie nustojo ir jie dabar turi šeimą, jie planuoja kažkokį naują etapą ir man atrodo, čia labai svarbus tikėjimas, nes tas sprendimas priimtas galvojant, kad visiems bus geriau, vaikams bus geriau, mums bus geriau. Ir tai bus, jeigu tas tikrai išliks, tai bus. Aš ir pati esu iš šeimos, kuri grįžo į Lietuvą gana anksti. Tai jūs esate ekspertė, ką mes čia veikiam. Ir iš tikrųjų vienas iš aspektų, kuris manau, kad ir mums padėjo šiek tiek labiau priprasti, tai į viską žvelgti su humoru, savotišku lengvumu, kai būna per sunku. Kažkaip vienu metu atrodo, kai viskas lyg sprogsta juoku. Tas humoras, turbūt, jis daug kur yra tas vaistas. Tai visiems duota turbūt, bet kam duota ir kas tikrai jį naudoja savo šeimoje, kartai šeimoje gali, kaip čia pasakyti, vienam juokinga, trim nelabai, bet jeigu tai yra humoras, tai jis tikrai yra nepaprastai daug ligų išgydantis vaistas ir padedantis labai sunkiais momentais. Ir tai tikrai, jeigu įmanoma, tai tikrai. Aš dar kartą priminsiu tiem, kurie stebi šią tiesioginę transliaciją, kad jūs taip pat galite užduoti savo klausimus ir mes juos tikrai aptarsime su ekspertais, o jeigu turite ir daugiau informacijos apie grįžimą į Lietuvą, netrukus pamatysite ekranuose dar vieną skaidrę, priminimą, kur galėsite surasti tos informacijos, QR kodas jums padės tai padaryti, jį nuskenavus pateksite į puslapį, kur ir galėsite pamatyti dar daugiau informacijos, dar daugiau žinių. Na ir mes pakalbėjome apie tą pasiruošimą grįžimui, apie pirmasias grįžimo stadijas, tuos etapus. Ir tada prasideda ta tikroji adaptacija, kai jau praeina kažkiek laiko po to, kai grįžo šeima į Lietuvą. Jeigu kažkas yra negerai, kaip tai suvokti, ponia Kurienė? Tai reiškia, adaptacija neįvyko, jeigu kažkas yra negerai. Tai aš pasikartosiu, tai jeigu mes kalbam apie vaikus, tai vaikai nebūtinai pasakys žodžiais, nepriklausomai nuo amžiaus, bet kokią krizę išgyvenantis vaikai, kokia jinai bebūtų, kokios kilmės jinai bebūtų, tai pirmas dalykas, tai pasikeičia jų elgesys. Jisai gali pasikeisti į tokį labiau, tokį, sakykime, buvęs koks nors ramus vaikas ir ten, nežinau, ramus, kažkoks ten, nežinau, susikaupiantis vaikas darosi labai neramus, nežinau, kartais agresyvus, kartais kažkoks tai nenustykstantis ir taip toliau. Bet lygiai taip pat gali būti koks nors buvęs neramus vaikas, kuris buvo labai aktyvus ir taip toliau darosi labai tylus, atsiribojęs, nežinau, vienišas kažkoks. Tai koks tas bebūtų pokytis, tai nebūtinai reiškia blogai, bet tai pokytis, kuris turėtų sudominti tėvus. Jie turėtų paklausti, kas vyksta, ar yra kažkokių rūpesčių, kartais atrodo praėjo jau pusę metų ir ten, nežinau, eina kasdienį ten kažką tai ir veikia ir tu nematai, nes tai, ką matai išoriai, nebūtinai yra dalykai, kurie yra viduj. Kartais mes nematom vaikų liūdesio, nerimo kažkokio tai vidinio, ar tikrai nusivylimo savim, ar pasimetimo. Yra vaikų, kurie ten, nežinau, nereikia grįžti ten iš kažkokio užsienio, jie mokosi kažkokioje mokykloje, ten progimnazijai gerai jaučiasi, ateina į gimnaziją ir tada paaiškėjo, kad jis yra, tikrai nebėra vienintelis pirmūnas mokykloje, ar ten
dar koks nors. Ir ta prasme, priimti tą kažkokį ir savo naują savijautą. Taip pat, pavyzdžiui, vaikai, ar ne, jie išvažiuoja kažkokiam vienam raidos etape, sakykime, jisai grįžo ten, nežinau, kokių 11 metų, 12 metų vaikas, jam prasideda paauglystė, dar nauji dalykai raidos atsitinka, tai nebūtinai tai reiškia su adaptacija tiesiogiai susiję. Bet toks elgesio pokytis, kurį suprasti reikia, bandant suprasti vidinį kažkokį tai emocinį pokytį. Galbūt jis įsimylėjo ir čia tik tiek yra ir saugo tą paslaptį. O gal yra kažkokie tikrai dalykai, kurie susiję, kad jisai nenori nuliūdinti mamos ar tėčio, mato, kaip jiems buvo nelengva ir mato, kaip jie daug vilčių sudėjo ir tada jis nepasakoja kažkokių dalykų, nes nenori, kad tėvai pergyventų, kad jaustųsi kalti, pavyzdžiui, jeigu dar nugirdo kokius pokalbius, tai mes ten sugadinom vaikam gyvenimą, tai gali būti, kad vaikai nepasakoja tokių dalykų saugodami savo tėvus, tai yra labai dažnas reiškinys, kai jie prisima, savo prisima daug dalykų ir tada, tai čia yra, nėra, aš tai su psichologija nežinau kito vaisto, kaip tik kalbėjimasi. Tai man atrodo, kad yra svarbu tėvam pasakyti, kad su viskuo vaikai gali ateiti, su visais rūpesčiais gali ateiti, kad jie yra pakankamai stiprus išlaikyti ir jie yra pakankamai stiprus suprasti, kas su jais atsitiko ir kad jie kartu ras kažkokius sprendimus. Tai, sakyčiau, elgesio pokytis toksai, tokio emocinio fono galbūt, tokio, jeigu labai pasikeitė bendravimą šeimoje, tai tada irgi turėtum sunerimti. Jeigu maži vaikai, kaip sakiau, sumažėjo ir niekaip negrįžta, daugiau kaip pusmetis jie niekaip negrįžta į tą savo amžiaus tarpsnį, kažkokie išlikę sumažėję, tai čia tokie požymiai rodo, kad ta adaptacija pilnai neįvyksta. Bet taip pat noriu pasakyti, kad ne tik adaptacija, gali būti jau ir naujoje vietoje, gali atsirasti dalykų, kurie sukelia įvairius lygiai kaip džiaugsmingus kažkokius tai patyrimus, taip pat ir kažkokius tai galbūt sudėtingus patyrimus. Tai. Čia gal svarbu, irgi dabar klausydamas Aušros kažkaip keletą atsimenu dalykų, kad tas pokytis gali būti sunkiau netgi pamatyti yra tokį pagerėjo vaikas. Nežinau, viskas sutvarko, neina iš namų, kažkaip labai rūpestingai, jokių problemų, nieko nebeliko. Liktai ten, užsienį buvo, ten ir kažkas ir mokykloje, o čia, irgi tapo domėtis, kaip įdomu, kas čia yra, kad tu kažkaip kitaip elgiesi negu anksčiau. Nes kartais tą sunkiau, kartais atrodo, kaip taip ir turi būti. Tai tą pokytį pastebėti jį tikrai svarbu. Ir kaip įdomu, kad kažkaip tu anksčiau šitaip eidavai į lauką, ten spardydavai kamuolį, dabar ne. Kartais turbūt natūralu, kartais turbūt keista, bet kuriuo atveju šiuo etapu, ar kai yra maži vaikai, ar jau paaugliai, labai yra svarbi ta aplinka mokykloje, darželyje ir ypač draugai. Ponia Kurienė, jeigu pavyksta, turbūt yra gerai, jeigu pavyksta susirasti tų draugų ir gerai integruotis, bet mes, ko gero, dabar daugiau kalbame apie tuos probleminius atvejus, o jeigu nelabai pavyksta, jeigu matote irgi, kad mato tėvai, kad vaikas nelabai su ko bendrauja, nelabai pritampa, nelabai jį priima, galbūt netgi dėl to, kad jis yra atvykęs iš kitos šalies, nors yra lietuvis. Jeigu jam pačiam nesiseka, tai reikia jam padėti. Tai jeigu nesiseka rasti klasėje draugų, tai galima kartu su vaiku galvoti, galbūt yra kažkokie būreliai, gal yra kažkokia sporto komanda, gal yra kažkokia bendruomenė, nežinau, prie kažkur tai ar prie seniūnijos kažkoks klubas veikiantis, ar gal žmonės yra tikintis bažnyčioje kažkokios veikia vaikų grupės. Ta prasme, padėti jam susirasti. Jeigu ir taip nesiseka, tai galbūt yra kažkokia tėvų bendruomenė klasėje, kur galima, žiūrint kokio amžiaus vaikas, bet galima pasikviesti vaikus, suorganizuoti jiems galbūt bendrą nuėjimą į kiną ir tiesiog padėti surasti kažkokį tai bent vieną, žiūrint kokio amžiaus vaikas tai, ir žiūrint kokio charakterio vaikas. Tai gali būti, kad tikrai jo charakteris keičiasi augant ir jam nereikia ten nei tos minios vaikų, nei jis yra tokio labiau uždaro kamerinio ir jam užtenka gal tikrai vieno kažkokio draugo, su kuriuo jisai susirašinėja ir pasikalba ten kompiuterio pagalba ir nereikia skubėti daryti irgi tokių didelių apibendrinimų. Bet jeigu jau tikrai ir vaikas sako, aš neturiu nei vieno draugo, niekas su manim nenori draugauti, tai yra svarbu ir patyrinėti, su kuo jisai nori draugauti ir
pasikalbėti mokykloje tikrai, kas vyksta. Gali būti, kad vyksta patyčios ir tikrai mokykla ir klasė ir tėvai turi imtis priemonių. Ir labai svarbu vaikui pasakyti, kad kokios patyčios bebūtų, tai nėra dėl jo kalties. Tai yra kažkokie tai ydingas susikūręs bendravimas, kurisai pasidarė tikrai atpirkimo ožių, bet tai ne todėl, kad jisai yra gyvenęs užsienį, ne todėl, kad jisai galbūt kalba su akcentu, ne todėl, kad jisai nežinau, domisi kažkokiais dalykais, kuriais kiti nesidomi. Tai tas patyčių klausimas, man atrodo, jis tikrai yra visam pasaulyje, yra įvairios ir programos ir kažkas, bet kažkas turi veikti, tam nesakyti, tu nekreip dėmesio, eik pats susitvarkyk. Tai tikrai, aš manau, tėvai turi eiti ir klausti, ką mokykla darys su tuo, jeigu tikrai išaiškėja kažkoks tai faktas, kad štai jisai patiria atstumimą, todėl, kad jisai, nežinau, atvyko iš kažkokios šalies, kuri visiems kelia ten, nežinau ką, nuostabą, juoką, nepatikėjimą ir taip toliau, ir taip toliau. Tai labai svarbu, kad suaugę šitoj vietoj nepaliktų vaiko vieno susitvarkyti su tais rūpesčiais ir padėtų susirasti draugų. Pakalbėkime ir apie technologijų naudojimą. Vienu atveju, ko gero, tai yra geras dalykas, kuris padeda palaikyti ryšių su ta šalimi, kur gyvenai, su tais draugais. Kita vertus, vis daugiau yra nerimo apie tai, kaip technologijos įtraukia ir kaip vaikas galbūt net nereaguoja tai, kas vyksta aplinkoje, nes visas jo gyvenimas dabar yra čia. Tokiu atveju irgi kaip bendrauti su vaiku, jeigu jis dar labiau įnyksta, arba apskritai nepastebi to pasaulio, kuris jį supa, nes vėlgi viskas yra telefone, planšetėje arba kompiuteryje, pone Jeršovai. Čia žinot, kaip sako, nuo savęs reikia pradėti, nes labai dažnai sudrausti kitą, sakai, kad čia valandos ribotos, o pats tam telefone sėdė. Tai nežinau, tikrai gal galima nusistatyti kažkokias valandas, kada mes kalbam, kada mes bendraujam. Kita vertus kažkoks ateina pavyzdys, viena mama irgi kažkaip sako, niekaip negaliu prakalbinti, ne, aš nesakysiu, ne. Sako, pradėjau aš kažkaip rašyti, nežinau, per Facebook susirašinėti, ir kažkoks, tos technologijos kažkaip pasitarnavo kažkokiam, tokiam pokalbiu, kur tas vaikas daugiau pasipasakojo. Tai čia irgi, tos abi pusės, bet pradėti. Vaikui patogiau rašyti, negu kalbėti su tėvais. Tuo atveju, kažkaip mama taip tokį sprendimą surado, kaip prieiti prie vaiko. Čia yra, ieškojimas būdų, tai pabandėjai vienu būdu, ne dar kažkokiu, ne, kažkokį dar vieną pabandėjai. Ir kažkaip čia tas ieškojimas. Tai čia irgi abi pusės yra. Ir su tom technologijom tai tikrai, mes save turim riboti, save nepamiršti. Tai tada ir vaikai kažkaip visi supranta, kad dabar visi kenčiam. Porą valandų be telefono, vienas kitą. Pone Kurienė, ar tikrai kančia? Tai turi būti. Kas nors ir kenčia, nežinau. Tai žmonės kenčia dėl įvairių dalykų. Bet aš manau, štai kaip ir jūs klausėt ir sako, štai jisai sėdi telefone ir atsiribojęs nuo pasaulio, į nieką nereaguoja. Ar ten kompiuterį dideliu ekranu. Tai čia yra, man atrodo, viena tokių štai populiarių prielaidų ir klaidų, galvojant apie ką mes darom su tom technologijom, galvoti, kad vaikas ten užsiima niekais. Tai vienas dalykas yra tikrai pasidomėti, kuo jis ten užsiima. Gali būti, kad jis ten štai visas 2 valandas labai domisi aplinkiniu pasauliu, kad jisai domisi, kas vyksta Ukrainoje, kad jis domisi, kas vyksta kosmose šiuo metu, kad jis domisi, nežinau, kas vyksta meno pasaulyje ar sporte kažkur tai ir kad tai jo yra langas tikrai į pasaulį ir jis labai domisi tuo aplinkiniu pasauliu. Ir galbūt jis neranda su kuo pasikalbėti apie tai, nes visi mano, kad jisai užsiima niekais kažkokiam nesąmonėm. Tai būtų svarbu tikrai ir prieiti, ir tėvai turi tikrai teisę paprašyti, pažiūrėti, kokiose svetainėse jisai naršo. Yra labai svarbu vaikams paaiškinti kažkokius saugumo dalykus, kas yra pavojinga tam besidomint tuo pasauliu, kuris yra kompiuteryje. Tai ribojimai, aš manau, čia visada yra klausimas, kurį tėvai turi įspręsti, ar ten ką nors priversti, ar motyvuoti. Tu gali uždrausti, bet tu gali motyvuoti eiti kartu ką nors veikti, ar ne? Tu gali pasakyti, nueik nuo kompiuterio, kur jam eiti klausimas, reikia dar pasiūlyti kryptį. Gali pasakyti, išjunk kompiuterį ir einam kartu, nežinau, pažaisti krepšinio, ar į parduotuvę, ar pasikalbėti apie nors, ar filmą pažiūrėti.
Vien tik yra labai svarbu uždėti limitus laiko ir prieinamumą įvairių ten tikrai labai pavojingų svetainių, bet taip pat yra nemažiau svarbu, o gal svarbiau pasiūlyti, o kas vietoj to. Dažniausiai tėvai pamiršta, kad jie yra pagrindinis daiktas, ką jie gali pasiūlyti vietoj to. Jie mano, kad reikia pasiūlyti kitą, ką nors labai įdomų, ten nežinau, užsiėmimą, bet laiką su tėvais. Niekas dar nepaneigė, nei tyrimai, nei praktika, kad laikas su tėvais bet kokio amžiaus vaikams yra svarbiausias, įdomiausias laikas. Šiek tiek klausimų ir iš tų, kurie stebi mūsų transliaciją. Ačiū už juos. Indra klausė kelių klausimų, bet galbūt tų, kur mes tikrai dar neaptarėme. Ar turi reikšmės, jeigu abu tėvai yra lietuviai, ar jeigu yra tik tai vienas iš tėvų lietuvis ir iš kokios šalies grįžta, kaip irgi ta adaptacija gali vykti su vaikais, jeigu grįžtama į vieno iš tėvų gimtąją šalį? Galbūt ponas Jeršovas, manau, kad jūs gal šioje srityje galėtumėte atsakyti. Kaip čia įvairiai būna, gali būti, kad tas žmogus, kurio Lietuva nėra gimtoji šalis, jis kaip tik mato daug labai pozityvo ir kaip tik yra tas, kuris, tas arba ta, kuri čia, tą šeimą kaip tik kilsteli. Gali būti tas kitas dalykas, ypatingai jeigu vienas, sakykime, iš šeimos narių yra tik lietuvis, nežinau, vaikas gimęs užsienį, ten vyras ar žmona, tada tokios tos atsakomybės kažkaip labai dažnai, kažkaip aš nežinau, kaip jam ar jai ten bus, tai toks tik tai apsunkinantis dalykas, bet kaip čia būna visaip. Dar vienas svarbus momentas, jeigu vaikai, su kuriais grįžtama į Lietuvą, yra su specialiais poreikiais, keičiasi tikrai situacija ir Lietuvoje, ir visame pasaulyje, ponia Kurienė, bet šiuo atveju tas grįžimas, ar keičiasi kažkas apskritai tame bendravime ir padėjime vaikui suvokti, kad kažkas pasikeitė? Man sunku pasakyti, čia taip specifiškai, manau, yra vaikai, kurie turi labai įvairius specialiuosius poreikius, bet čia turbūt yra labai svarbu tėvams suprasti ir turbūt sužinoti ir pasirūpinti, jeigu jie gavo toje šalyje kažkokią pagalbą, kai kuriuose šalyse tos pagalbos yra labai daug ir įvairios, kai kuriuose šalyse yra mažiau negu Lietuvoje, tai tikrai labai yra svarbu sužinoti, kokia čia bus prieinama pagalba, kokia bus prieinama, kokio amžiaus jis bebūtų, kokia bus prieinama pagalba, kokios yra galimybės. Tikrai yra svarbu, nežinau, kažkaip pasiruošti tam papildomai, turbūt čia yra toks dar papildomas iššūkis. Bet iš esmės tai... Ta prasme, tai nėra kažkoks veiksnys, kuris iš esmės pakeičia, bet aš manau, tai yra veiksnys, kuris prideda tėvams dar tokio papildomą sritį domėjimosi ir tėvams gali būti iššūkis tikrai, kur gauti pagalbą, kaip ją gauti, ar yra mokykloje bus asistentas, jeigu ten, sakykime, yra mokymosi sunkumai, ar yra kažkokia tai medicininė pagalba, ar kažkokia kita socialinė, ten reabilitacinė pagalba. Tai čia, man atrodo, tiesiog dar išplečia tą lauką, kuo reikės papildomai domėtis, lyginant su šeimomis, kur vaikai neturi tokių specialiųjų poreikių. Vaikai gal turi kažkokių tai kitų ypatingų poreikių, ten nežinau, jie treniravosi kažkur tai, ar ne, buvo ten kažkokiam sporte, tai čia yra klausimas, ar jis turės kur treniruotis, ar jis turės tą sportą galimybę lankyti. Tai, manau, įvairūs tie poreikiai reiškia, kad tėvam reikės dar ir apie tai pagalvoti. Turbūt dažnu atveju mūsų diskusijos momentuose mes kalbėjome apie tą situaciją, ką daryti, jeigu vaikas grįžta į šalį, kuri jam jau pažįstama, pavyzdžiui, Lietuva kaip atostogų vieta arba apskritai ta šalis, kurios kalbą gerai pažįsti, bet tikrai būna situacijų, kai vaikui tai nėra grįžimas į gimtąją šalį ir kai ta Lietuva, turbūt egzotiška vieta atrodo. Kokie tie pirmieji žingsniai šiuo atveju, kaip kuo geriau pasiruošti tam atvykimui į Lietuvą, ponia Kurienė? Jeigu tikrai vaikas nėra buvęs ar buvęs ten labai epizodiškai, tik tai tam pasiruošimo laikotarpyje, kai mes informuojam, tai tikrai dar yra kažkiek tai laiko tokio išvažiavimo pasirengimui, kai tikrai toks turbūt papildomas užsiėmimas su vaiku būtų supažindint, kur jie gyvens, kaip tas miestelis atrodo, štai galima apžiūrėti su Google ten kokiu nors ten apžiūrėtoju, kur ten mes gyvensim, arba štai kaip man tas mini ne kartą, ar ten yra ežeras, ar kažkur yra jūra, kokie metų laikai yra, kaip ten žmonės
kalba, ta prasme, išgirsti jo fantazijas, gali jisai ten kokio amžiaus jis bebūtų, nupiešti, kaip jis įsivaizduoja, kur jisai gyvens, ar ne. Tai, vėlgi mes turim visi patirčių, mes vežėm vaikus, nežinau, į Ispaniją, kur nors ten kas nors važiavo į stovyklą, tai tėvai turi jau tos patirties, ką jie pasako vaikams, ką jų vaikams svarbu yra žinoti. Vaikams yra labai svarbu žinoti, kad mama ir tėtis bus šalia ir padės, jeigu ką, ir reikia pasakyti, žinai, gali būti tikrai iš pradžių ten nelabai susikalbėsi, bet gal ten yra žmonių, nežinau, ten anglų kalba tokia gana darosi universali, daug vaikų gali ją susišnekėti, tai tikrai paruošti, šiek tiek pasakyti, tą nežinojimą paversti kaip įmanoma didesniu žinojimu. Bet yra vaikų, kurie tikrai, aš esu sutikus vaikų, kurie praktiškai nematė Lietuvos, tikrai įsivaizduoja ją kaip svajonių šalį, nes tėvai jos labai ilgisi, nes pasakoja tos atsiminimus, kaip ten viskas yra kitaip ir jie atvažiuoja. Ir tada yra, tai nebūtinai atitinka jo fantazijoje, kas tai yra svajonių šalis. Bet daug vaikų, štai, kurie auginti su ta tokia viltim ir to žinojimu, kad mes tikrai grįšim į Lietuvą, tai jiems adaptacija yra nuostabi, jie tikrai džiaugiasi, jiems čia viskas ir yra taip, kaip mamos pasakoj buvo papasakota. Ir taip viskas čia yra nuostabu, ir dangus aukštas, ir saulė šviečia, ir sniegas sninga, ir tikrai nuostabi dienelė ir nuostabi šalelė. Pone Jeršovai, dar labai trumpai, dar aš noriu jūsų paprašyti pasakyti, gal ir iš tokių konkretesnių atvejų yra tekę susidurti su tokiom situacijom ir, kaip tuomet irgi šeimos, ką jūs patarėte jiem, kur pirmiausia kreiptis, ką daryti? Tai jeigu mes pagalbą teikiam suaugusiems žmonėms, tai vadinasi, su tėvais kalbam, jeigu ta pagalba yra reikalinga vaikam, tai tada žiūrim, kur tas žmogus yra, kokios tos pagalbos reikia, tikrai visada ir tėvų liniją parekomenduojam, nes dažnai būna toks, tėvų labai didelis kažkoks nerimas ir, pavyzdžiui, tėvų įsivaizdavimas, kad jeigu vaikas nebuvo toj šaly, tai jam tikriausiai ten labai reikia paruošti. Nebūtinai, nežinau, tikrai galima paklausti, o kas tau įdomiausia, ko tu labiausiai bijai, gali būti visai kažkokie kiti dalykai, negu mum atrodo, taip, kad čia atvažiuosi, nežinau, jeigu, pavyzdžiui, vaikas kitaip atrodo, jo išsiskiria kažkaip, gali atrodyti, kad, kažkaip va čia labiausiai, bet vaikui tai klausti to vaiko. Ir, o tada kartu tarėmės ir ieškom, kas yra prieinama, sakykime, jeigu ten dėl mokslo dalykų, tai ir su psichologinė, pedagoginė tarnyba kažkaip galima pasitarti, kad ir įvertintų tuos poreikius ir paruoštų kažkokias rekomendacijas. Galbūt ten kažkaip, ir į vaiko raidos centrą reikia, jeigu yra kažkokių dalykų pasitarti, tai yra ten ir tų grupių, yra sąrašų psichologų, kurie su vaikais dirba, yra gydytojų, kurie su vaikais, tai kažkaip ieškom pagal situaciją. Na ir nežinau, ar patikėsit ar ne, bet mūsų valanda praėjo. Ačiū už klausimus, ačiū Jums už Jūsų patarimus ir reakcijas. Ir pabaigai, kaip visą laiką, apibendrinimo tokie, tai ką reikėtų žinoti tėvam, kurie grįžta su vaikais? Kaip pasiruošti geriausiai ir kokių dalykų nepamiršti, jeigu ir būna kartais sunku. Net jeigu ir labai gerai sekasi, tai puiku, irgi turbūt yra ko nepamiršti, bet jeigu yra sunku, ką daryti tėvam, pone Jeršovai? Tai aš tik čia galiu apibendrinti, tai ką mes sakėm, kad patiem būti jau apsisprendus, gana konkrečiai kalbėti iki kambario lovos ir taip toliau, klausti vaiko, suprasti, kad jam kyla jausmų ir kažkaip neskubėti užtušuoti ten tų jausmų, kad ir kaip sunku būti su vaiku, kuris, nežinau, nuliūdo, pyksta ir taip toliau, kad tą suprasti, kad sakyti, iš tikrųjų, situacija, kai tau reikia palikti draugus, tai liūdna ta situacija ir kyla liūdesys, kad jeigu yra įmanoma kažkaip, nežinau, galbūt ir kažką gal pažadėti gali, nes tikrai vaikui yra tokia netektis simbolinė prasme, tai nežinau, gal visada svajojo apie šunį, bet ten negalėjo turėti, o grįžę į Lietuvą kažkokia yra galimybė, tai irgi šitos dalykus galim, nes tada yra ko laukti, yra kažkaip už ko užsikabinti, yra tas kažkoks inkaras, jeigu yra galimybė. Ir dar kažką matyti. Sureagavot, ponia Kurienė, į tos pažadus. Į pažadus, į šunis. Įsigyti šunį yra šeimos sprendimas ir tėvų sprendimas. Kokie jūsų pastebėjimai apibendrinant taip? Manau, man tas viską tikrai labai apibendrino. Aš dar pasakyčiau, kad tikrai padėti vaikui susidėti atminimų dėžutę.
dėžutę, ar kur jinai bebūtų ir kaip jinai beatrodytų, lagaminėlį, pulovą. Ir, nu, tikrai, man atrodo, kažkaip išsaugoti tikėjimą, kad Lietuva yra geri namai gyventi visiems. Gera vieta gyventi. Taip, labai gera pabaiga. Ačiū Jums už Jūsų skirtą laiką. Tai vaikų ir paauglių psichoterapeutė Aušra Kurienė, taip pat Renkuosi Lietuvą psichologas Mantas Jaršovas. Na ir kaip girdėjote, tie pagrindiniai aspektai tai yra kalbėjimasis, užtikrintumas, nepamiršti, iš ko išvažiuojam, tai yra tas atsiminimas buvusių namų ir užtikrintumas, kad ir atvykimas, grįžimas į Lietuvą bus geras. Jeigu jūs turite daugiau klausimų arba norite sužinoti daugiau informacijos apie grįžimą į Lietuvą, dar kartą priminsiu skaidrę, kurią matote ekranuose arba netrukus pamatysite. QR kodas tai yra pats paprasčiausias ir greičiausias kelias, kaip galite nukeliauti į tą jums reikalingą informaciją, tačiau taip pat galite ją rasti ir visuose Renkuosi Lietuvą puslapiuose ir socialinėse paskyrose. Ačiū, kad klausėtės, ačiū, kad žiūrėjote ir uždavėte klausimus. Šią diskusiją moderavau aš, žurnalistė Karolina Panto.